Sveiki, šiandien trumpai aptarsiu, kas yra Merkurijos periodas, dar kitaip vedų astrologiniai sistemoje vadinamas Merkurijos Mahadaša. Taigi visų pirma, kalbant apie periodą vedų astrologiniai sistemoje, tai reiškia, kad tai yra gyvenimo etapas, kurį mes išgyvename. Tai reiškia, išgyvename tam tikrus etapus nuo pat gimimo iki pat mirties. Kiekvienas žmogus turi tam tikrus išgyvenančius periodus. Vedinėje astrologijoje kiekvienas etapas turi tam tikrą eigą. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus kiekvienam savo etape turi skirtingą energiją. Taigi dabar paimkim pavyzdį. Matot, lentelėje Merkurijus yra 7 būste. Tai reiškia, jeigu žmogus pagrindinėme savo astrologinėme žemėlapyje turi Merkurijų 7 būste ir tuo metu įsijungia Merkurijos periodas, tai reiškia, kad žmogus tuo metu išgyvena tam tikrą etapą susijusį su santykiais, su derybomis, su bendradarbiavimu, su tarpininkavimu, su verslu. Tai gali žmogus įnikti į tam tikrus, sakykime, verslo reikalus, tai gali būti etapas susijęs su analize, su bendravimu, su komunikacija, išsiplėtimu, ar ne? Toks žmogus dažniausiai turintis Merkurijos periodą būna intensyviai analizuojantis, daug bendraujantis, norintis turėti nemažai draugų ir taip pat sukurti nuostabius santykius, sakykime, susijusius su santuoka, susijusius su bendradarbiavimu, su draugystė. Taigi, kaip matote, tai yra kita lentelė, tai yra Dašos lentelė. Norėjau paimti pavyzdinę lentelę ir parodyti, kaip visi periodai eina palei tvarką. Tai kaip matote, pažymėjau Merkurijos periodą, po Merkurijos periodo visą laiką eis Ketų periodas, po Ketų periodo visą laiką eis Veneros periodas ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas periodas turi savo trukmę, savo laiką ir plus tam tikrą energiją, ne? Ir kai po truputėlį tam tikras periodas pasibaiginėja ir mes pereiname po truputėlį į kitą periodą, visą laiką žmogus patirs tam tikrus transformacinius dalykus, tam tikrus gyvenimo lūžius, tam tikrus kažkokius tai išgyvenimus. Dėl to, kad žmogus po truputėlį pereinantis į kitą energiją kuria kitą naują tapatybę. Tai reiškia, gimsta nauja tapatybė susijusi su nauju mūsų požiūriu į gyvenimą. Ne? Naujas požiūris, naujos galimybės, naujos pamokos ir po truputėlį mes pereiname į tą kitą energiją. Tai visą laiką bus tam tikri transformaciniai lūžiai ir visi mes tai išgyvename ir visą laiką tai išgyvensim. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko, tikrai mielai pakomentuokite arba šiaip dar kažkas jums, jeigu aktuali informacija, tikrai mielai parašykite ir brūkštelkite komentarą. Taigi, gražios dienos ir iki.